Sveiki atvykę Nematomi tinklalaidę. Aš jos vedėjas, ergoterapeutas ir Delfi Nematomi iniciatyvos ambasadoris Lukas Kamarauskas. Kaip manote, ar gali muziejus tapti ne tik meno, bet ir įtraukties erdvė? Erdvė, kurioje visi, nepriklausomai nuo galimybių, galėtų jaustis svarbus, išgirsti ir pamatyti. Šiandien sveikinusi su savo pašnekovėmis Vytauto Kasiulio dailės muziejaus edukatorė Rima Pavilionytė ir Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus generalinio direktoriaus pavaduotoja parodoms ir edukacijai Jolanta Marcišauskytė Jurašienė. Sveiki. Malonu, kad atvykote. Kaip laikotės? Gerai. Nesijaudinat? Na, šiek tiek toksai prieššventinis nuovargis yra, bet dėl to gal kaip tik jaudulio mažiau. Taip, tai savas muziejus. Papasakokit, kas čia per muziejus, kaip jisai atsirado, kokia yra istorija, galbūt pasidalinsite kokią nors įdomią, kaip viskas prasidėjo. Tai... Rima, gal jūs, Jolanta. Aš gal nuo tokios pradžios pradėsiu, kad būtų aiškiau, kad savas muziejus nėra fizinė vieta. Tai yra mūsų intencija, tai yra projekto pavadinimas, programos pavadinimas. O tą programą sutikti galima Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, kuris yra skėtinė organizacija ir ją sudaro iš viso 9 padaliniai, muziejaus padaliniai, kurie yra Vilniuje, Palangoje ir Klaipėdoje ir Juodkrantėje. Tai, kad mūsų žiūrovam, klausytojam būtų aiškiau, aš gal šiek tiek paminėsiu, nes mes ir patys kartais dirbdami tokioje didelėje organizacijoje susipainėjom, kokia čia ta mūsų šeima ir iš kokių narių susidaro ir labai būna keista, kartais net nepažįsti savo kolegų, kokia didelė yra įvairovė. Tai pradėkime nuo Vilniaus, ar ne, kad Nacionalinė dailės galerija daugeliui labai žinoma destinacija priklauso mums. Radvilų rūmų dailės muziejus, Vytauto Kasiulio dailės muziejus, kuriame Rima dirba, Vilniaus paveikslų galerija, taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Palangoje visiems gerai žinomas Palangos gintaro muziejus, o Klaipėdoje Domšaičio galerija ir laikrodžių muziejus toj pačioj Liepų gatvėje. O Juodkrantėje toksai sezoniškai veikiantis mažesnės padalinukas pavadinimu Pamario galerija. Tai visa tai yra tas, kas vadinama Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir vis tik tai kiekvienas šitas mano minėtas jo padalinys yra labai labai skirtingas. Su skirtingais eksponatais, su skirtingom galimybėm apie juos pasakoti, skirtingom istorijom, skirtingos ir auditorijos. Ir dabar apie tą savo muziejų ir kas čia. Tai čia nėra mūsų koks nors 10 padalinys. Čia tiesiog iniciatyva, kuri pirmiausia kilo kalbantis su edukatoriais. Prieš 3 metų mes sėdom su kolegomis iš įvairių padalinių, kurie dirba su lankytojais, su žmonėm, kurie ateina į edukacinius užsiėmimus ir kalbėjomės apie tai, ką norėtume veikti, kokius norėtume vystyti projektus, programas, ko trūktų mums. Ir aš pamenu, tada buvo toksai tikrai wow jausmas, kad daugelis kolegų paminėjo, kad yra susidūrę, yra nemažai dirbę su įvairiom auditorijom, kurios turi negalių arba individualių ugdymosi poreikių. Jie jau turi kažkokią patirtį, bet tokia tada atrodė nedrasi ta patirtis, pamenu, taip lyg su tokia baime, kad, kad kažkaip lyg tai dirbta, lyg tai yra suprasta, kokia tai yra auditorija ir yra noras ją dar labiau giliau pažinti, bet tuo pačiu ir drovu, nes kas mes tokie atrodo, kad mes galėtume tai pradėti daryti, mesgi paprasti muziejaus edukatoriai. Dauguma reiškia jų yra menininkai, menotyrininkai arba šiaip žmonės, kurie per ilgametę savo praktiką išmoko tuos edukacinius užsiėmimus vesti, bendrauti su žmonėm, bet mes neturim specialistam reikalingų žinių, kad galėtume sakyti kompetitingai, kad štai tai auditorijai reikia to, reikėtų parinkti tokias ir tokias metodinės priemonės, tai kitokias ir kad būtume pasitikinti savim. Tai ką tada nusprendėm, kad mes norim daryti tokią programą, kuri suteiktų mums galimybę sukurti programą ilgalaikę, testinę, skirta būtent tokiai auditorijai, kuriam paprastai tradiciškai muziejai laiko sudėtinga ir jautria. Ir tuo pačiu per šitos programos vystymą išmoktume, kaip tai daryti su specialistų pagalba ir
mentorystę, nes patys vieni to daryti negalim. Tai ir norėjau sakyti, kad drąsus žingsnis toks. Taip. Tai buvo tikrai, kaip pagalvoju, tam laikui labai drąsu. Bet kažkaip labai džiaugiuosi. Čia reikia paminėti, kad pasitarnavo Kultūros tarybos paskelbta programa, kuri vadinosi Muziejus žmogaus geroviai. Ir jinai buvo nuostabi tuom, kad trimetė. Jinai leido užtikrinti tos programos tęstinumą ir per 3 metų laiką mes jau nemažai išmokom. Ir dabar, kalbant apie apskritai gal tokias ištakas, intencijas, kas dar man irgi atrodė labai stiprus motivatorius, kodėl turim to imtis, nes visa tai, kas buvo daryta kolegų, aš suskaičiavus buvau, nuo 2018 metų iki tada tų 22 metų starto mes iš viso per visus muziejus turėjom apie 100 įvairių edukatorių, iniciatyvų skirtų negalią turintiems žmonėms. Reiškia, nuo kurčiųjų neprigirdinčiųjų, fizinės negalios, įvairios raidos sutrikimai, intelekto ir taip toliau. Visokios negalios, demencija buvo ypatingai, autizmas tikrai per įvairias auditorijas jau susirenka tikrai toksai atrodytų solidus, sakykime, paketas, bet kas su juo? Trumpalaikis. Reiškia, paroda baigėsi, kurios metu ta programa buvo vystyta, baigėsi pinigai ir nebetęsiama. Na ir tokio šokinėjimo, sporadiškumo, kalbant apie auditorijas, kurios jautrios, kurių prisitraukimas yra gestas, kurio nebeturėtumėjai tai paleisti. Jeigu prisitraukiai, jeigu įgyjai pasitikėjimą, jeigu įeinama į tą žmogišką santykį, tai norėtųsi, kad jisai ir truktų ir vystytųsi kažkokia raida. Tai šitai nepavykdavo anksčiau ir tam buvo reikalingas toks tvaresnis finansavimas, kad mes galėtume tai daryti ir savas muziejus ir gimė kaip toksai su intencija tai daryti tvariai. Ir dabar aš perduosiu Rimai žodį, todėl kad Rima yra viena iš šito projekto vadovių. Mes šiaip turime 2 vadovės, ar ne, Daiva Banikonienė, kurios su mumis nėra, bet labai svarbus žmogus nešęs tą sunkiąją dalį koordinavimo, finansų tvarkymą ir taip toliau. O Rima buvo ta minkštoji dalis, kuri mokymų, proceso koordinavimo su bendrai visais mūsų padalinių edukatoriais. Tokia super mama. Tai papasakokit, kaip jums ta super mama sekėsi. Na, iš tiesų, svarbu buvo, kad visa bendruomenė įsitrauktų, edukatorių bendruomenė. Ir čia vienas iš tų svarbių momentų, kad ta patirtis, kurią įgyjom, mokydamėsi ir vesdami tas edukacijas, liktų tarp mūsų, to žodžiu, kaip bendras žinių bagažas, ar ne? Tai 8 padaliniai. Ir dirbom su labai skirtingom auditorijom. Tai visų pirma, gal apie pačią struktūrą. Aš trumpai, kokiu principu vyko visas savas muziejus. Tai reiškia, kad per 8 muziejus, ar ne, per metus, kiekvienas muziejus mažiausiai 10 susitikimų turėjo padaryti su pasirinktais socialiniais partneriais. Tai mūsų viena iš tokių esminių, pagrindinių minčių bendradarbiavimo šitame projekte buvo, kad mes dirbam kaip edukatoriai, pasitelkdami lygiagrečiai partnerius, socialinius partnerius, reiškia tas organizacijas, kurie atveda žmonės, su jais tardamiesi apie jų poreikius, ar ne? Ir tada trečia dedamoji, esam dailės muziejus, tai dailininkai, ta prasme, kurie prisijungia ir padėjo mums kaip edukatoriam irgi naujai pažiūrėti galbūt į edukacijos galimybės, pasiūlyti kažkokių naujų idėjų, kaip galim dirbti. Taip, čia labai gerai, dėl to, kad tikrai būna tokių pavyzdžių, kada sugalvoja žmonės, galbūt darom taip, ten pasiskaito kažkur ar ne ir padaro, ar ne, bet jūs kai komunikavote tarpusavy su organizacijom, asociacijom ir tą gavo tiesioginį tokį grįžtamą ryšį, kaip reikėtų ir nuo ko pradėti. Taip, ir tada iš tiesų tuos visus metus turi ilgalaikį tokį tęstinį bendradarbiavimą su tomis organizacijomis, kurdamas pačius, žodžiu, užsiėmimus, kurių mes irgi turėjom tam tikrą metodiką, mus pagelbėjo ir rėmė, žodžiu, tikrai nemažai psichiatrė ir meno terapijos, žodžiu, žinovė, psichikos sveikatos iniciatyvos vadovė Nijolė Goštautaitė Mitum, padėjusi mums suruošti tokius kaip edukacijų aprašus, kuriuos mes pasidarydom savo partneriais ir kuriam tas edukacijas. Tokiu principu, kad laikomės tam tikro, žodžiu, tvarkos. Kad neatsirastų tie poreikiai iš tokio gero noro, bet mažai žinių, žodžiu. Taip.
Ir tie 8 padaliniai iš tiesų dirbo su labai skirtingom auditorijom, kaip ir minėjau. Vieni dirbo su fizinė negalia turinčiais, kiti dirbo su, tarkim, disleksijos spektre, žodžiu, esančiais žmonėmis, kiti su autizmo spektre esančiais žmonėmis, žodžiu, labai skirtingos patirtis. Tad vienas iš tokių mūsų atrastų naujų dalykų yra metų pabaigoje daryti baigiamąjį renginį, kuriame mes dalinamės grinai praktinėmis veiklomis, kas ką nuveikėm ir parodom vieni kitiem. Tai tarsi patys muziejaus edukatoriai vieni iš kitų mokomės ir kartu gaunam žinojimą, kad, pavyzdžiui, jeigu mūsų pajūrys daug dirbo su aklaisiais ir silpnaregiais žmonėmis, tai jie parodo, žodžiu, ką jie sugalvojo, ką jie nuveikė. Tai rodo nuotraukas, vaizdo įrašus ar tiesiog pasakoja? Ne, tiesiog darome praktiškai. Wow, labai ką padarėjai, to turi, ko nepadarėjai, to nėra. Nes aš tik klausiu, žinot, man šiaip labai įdomu, dar tas buvo momentas, kad tos edukacinės veiklos dar jūs po to papasakosit apie jas galbūt plačiau, bet buvo toksai nuotykis. Kažkur, man atrodo, gal socialiniam tinkloje pamačiau, kad, pažįstami veidai, ne, galbūt klientai seni, ar būt kai kurie ir dabartiniai veikia kažką. Ir man toks kilo klausimas, o kur jūs čia esate, ne kokie čia užsiėmimai kažkokios, tai sako, tai čia muziejui mes, ne? Ir tada va toks galvoju, wow, pasižiūrim, kas čia per muziejus. Tai va labai įdomu, kokios tos veiklos buvo. Pasidalinkite gal keliais pavyzdžiais, ką veikėte. Oi, tai jos iš tiesų labai skirtingos kiekvienam padalinyje ir nuo iki, tai buvo visų pirma, kadangi taikoma konkrečiai auditorijai, tai gali tartis su socialiniais partneriais, koks ten tas poreikis. Ar tiesiog ateiti ir pabūti erdvėje, pasižiūrėti paveikslus ir tiek ir yra. Ar, žodžiu, išmokti pasisveikinti ir atsisveikinti išeinant į muziejų. Tai blogas. Išbūti galbūt kažkokioje veikloje, galbūt kažkam jau ir dirbti grupiai. Kam nors iš tiesų daugiau netgi ir sužinoti apie kažkokį konkrečią parodą arba dailininkus. Tie uždaviniai gali būti skirtingi. Ir čia yra svarbu, kad tiesiog žinotum, ko tu savo to edukacinių užsiėmimų sieki. Tai kiekvienas tas mūsų padalinys su to ir dirbo, kad jie žinojo, ką jie daro. Ir, tarkim, mes dirbom su kurčiaisiais, neprigirdinčiaisiais, bendradarbiavom su pradinėmis klasėmis ir kūrėm edukaciją apie emocijas. O mums pagelbėjo dailininkė Ula Šimulinaitė, kuri yra pati sukūrus knygelę apie emocijas, tai jinai vedė jam ir užsiėmimą ir paskui sukūrė tokias su gestų kalba, žodžiu, nupieštus simpatiškus meškučius, kurie rodo 6 bazinės emocijas. Tiesiog tokie štai tie mūsų buvo užsiėmimai, bet tame visame dar buvo daug ir netikėtų ir improvizacijų, vadinkim, nes mes turėjom surasti būdą, kaip pasisveikinti, kaip pravesti visą užsiėmimą, kaip atsisveikinti ir ko nedaryti su tam tikrom auditorijom. Tai čia mano klasikinis pavyzdys atėjo, tarkim, kurčiųjų neprigirdinčiųjų grupė ir aš jam mėgstu aš tą užsiėmimą daryti, sakau, užsimerkite ir tada staiga lieku edukatorius be jokių įrankių. Nelaiku pasakiau, nedaviau pirmą instrukcijos, o paskui ir paprašiau užsimerkti. Tai tiesiog tos patirtis mums patiems buvo naudingos tuo, kad mes griovėm savo stereotipus, mokėmės dalykų, kaip daryti, ko nedaryti. Ir esminis dalykas, darėm, klydom, taisėmės, vėl darėm. Tai čia vienas, man atrodo, svarbiausių, ką ir mūsų konsultantai, o jų turėjom nemažai, tai ir draugiški autizmui asociacija, ar ne? Aš bijau dabar Všai draugiški autizmui, ar ne? Ir Paramos vaikams centras mums padėjo mokymų metu šiek tiek susigaudyti, žodžiu, apie tam tikras, žodžiu, dalykus, kas mums svarbu. Tai sužinojom, kad daug mažiau svarbu žinoti diagnozę negu realius poreikius. Tarkim, poreikis gali būti, kad ir vėl iš mano situacijos buvo mergaitė, kuri išeina iš patalpos, tai kada užgesta šviesa. Tai gerai, kad pas mane buvo viena automatiškai užsideganti lempa ir gerai, kad tas koridorius nebuvo ilgas ir, žodžiu, ten aplinkui nevaikščio daug žmonių. Jeigu iš šito poreikio nežinau, arba nežinau, kad, tarkim, kažkas bijo išsiteplioti, ar turi sensorinių kažkokių jautrumų, arba turi kažkokių kitų niuansų, nelipa laiptais, tai šitie dalykai, individualūs dalykai ir individualūs poreikiai yra daug svarbiau žinoti negu diagnozė. Tai šitą irgi išmokom tiesiog kartu drauge su mūsų konsultantais per mokymus ir
tą taikėm tiesiog. Ta prasme, bandėm rasti būdų, turėti planą B, jeigu kažkas bijo išsiteplioti, turėti, žodžiu, kitokį variantą, kaip pabaigsime edukacinį užsiėmimą, būtent su tai žmonėm. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį galbūt irgi šitų užsiėmimų metu patyrėm, ir netgi kalbant apie tas grupės, kurios nėra, tarkim, mes dirbome su grupėmis, kurios ateina, tarkim, žinom, kad ateina tam tikro grupė, ar ne, jie bus daugiausiai galbūt autizmo spektre esančių, bet gali ateiti klasė, kurioje bus tik vos keli vaikai, ar ne? Ir visam šitam mums buvo svarbu ir ko mokėmės ir socialinių partnerių nenugalinti. Nes kartais netgi, kai ateina iš klasių ir su geriausiais norais, su padėjėjais, ateina iš mokyklos, žodžiu, ir tu matai, kad tas mokinys jis galėtų daugiau dalyvauti, jeigu jo pagalbininkas nebandytų jam neleisti dalyvauti. Teisingai. Tai, tarkim, dirbant su grupėmis, tu prisitaikai prie situacijų, ar ne, jeigu vienas gali ir piešti, ir užrišti mazgelį, o kitas negali užrišti pilnai mazgelio, bet tu gali pradėti rišti mazgelį, o jis galės užtraukti ir pabaigti, ar ne? Tai lygiai tas pats ir su kitais vaikais, kuomet, nežinau, turėjom irgi atvejai, kai turėjo visi mokiniai padaryti portretą ir iškarpyti. Klasėje vaikas turintis, žodžiu, tam tikrų iššūkių, jisai nenupiešė to portreto ir neiškarpė jo, jis padarė jį ant tą ketvirtuko. Bet tada jie visi klijavo tą portretą ant pagaliuko. Ir uždėti 2 lipnės juosteles jis tikrai galėjo, bet globojantį į žmogus tarsi nenorėjo leisti. Tai va tas edukatorius kartais gauna tą galimybę pakeisti santykį. Taip. Ir santykis jo ir ateinančių ar klasės vaikų, mokinių arba, žodžiu, ateinančių tų platesnių auditorijų santykis su edukatoriumi vėl kitoks atsiranda. Taip, nes turim visų gilių tokių įsitikinimų, pripranta tie patys asistentai ir ten padėjėjai ir mokytojai tą vaiką žiūri vienom akimis, jūs pamato dar kitomis. Tai už tai tas nenugalinimas irgi svarbus, tai tą irgi mokėmės, kad, žodžiu, suteikti savarankiškumo. Tai vienas iš to, beje, kas ir yra mūsų sėkmės rezultatas, kad atėję į muziejų, jie turėtų galimybę pasijusti tą, turintis galios, turintis savarankiškumo įvykdyti kokią nors užduotį. Wow. Taip, ir čia iš tikrųjų, pratęsiant Rimos mintį, mes nemažai darėm stebėsinos šito savo muziejaus projekto, nors mes dabar, sakom, projektas turi tą tokią alerginį, nemalonų, trumpalaikiškumo aspektą, tai dabar keičiam į programą, nes planuojam tęsti, niekas to nesibaigia. Tai darėme tyrimą ir Nijolės Goštautaitės atliktas tyrimas mums labai patinka, nes jame iš esmės tikslinė auditorija, patys lankytojai, edukacinių užsiėmimų ir socialiniai partneriai įvardyja tas vertes, kurias mes ir labai norėjom, kad jos ir būtų. Tai yra, žmonės pasitikė labiau savim, jaučiasi labiau įgyja pasitikėjimo, savo galimybėm, jaučiasi užmesgę tarpusavio glaudesnius santykius, tam tikrą draugystę, galbūt priėmimas didesnis įvyksta, jeigu tai yra klasė, kurioje kažkoks susiskaldimas, kurioje yra vienas ar keli vaikai turintis tam tikrų išskirtinumų, išskirti kitų, tai tų edukacinių užsiėmimų metu jie pasijunta labiau įsitraukę ir pasakoja ir kolegos visokių istorijų, kaip vaikai, kurie nekalbėjo, nesidalino, per veiklas paėmė, įsidrąsino ir pradėjo dalintis, kalbėti ir visiems buvo, tai jis kalba. Ir taip pat socialiniai partneriai, malonu girdėti, kad jie pasisėmė įkvėpimo iš menininkų, iš pačių edukatorių savo darbui, kuris vis tiek yra nelengvas. Patys menininkai irgi įsitraukia į šitas veiklas su savo tam tikrais įsivaizdavimais, kaip tai atrodys, su savo kažkokiam intencijom galbūt, bet po edukacinių užsiėmimų, ką girdim, kaip grįžtama į ryšį, tai yra, kad griuvo jų visi stereotipai, įsivaizdavimai, kaip čia jie veiks, nes veikia visiškai kitaip toj socialinėje interakcijoje ir labai svarbus būtent tos žmogiškos nuoširdus ryšys, nes kas dar irgi mes muziejininkai pamirštam, kad muziejuose
žmonės nori matyti menininkus, jie nori sutikti gyvus menininkus, tai šitas projektas leido sutikti gyvus menininkus auditorijai, su jais susipažinti, pasinaudoti jų siūlomais kūrybiškumo receptais, išlaisvinančiais vaizduotę. Ir menininkai tuo pačiu sako, kad jie pasisėmė iš tos auditorijos kažkokio naujo matymo, naujų aspektų savo pačių kūrybai. Tai visapusiškai džiaugiamės, nes apie tai ir yra tas savo muziejaus intencija, kad tai taptų draugiškai įvairoviai ir sava vieta, kad muziejus taptų vieta, kur įvyksta šitie svarbus maži pokalbiai, dialogai ir pokyčiai, kurie veda į kažką pozityvaus ateityje. Čia ir apie muziejaus misiją, kad mes siekiam, kad per meną prisidėtume prie pozityvaus pokyčio žmonių kasdieniam gyvenime. Taip. Labai smagu girdėti, nes aš jums ir prieš pokalbį, kai pasakojau tą istoriją, kad viena mama atėjo ir sako, atvedu vaiką į užsiėmimą, nes važiuoja ten į ekskursiją į muziejų, lyg ir jam nelabai ten gal gausis, tai atvedu jumą, tai kažkaip tai po mūsų pokalbio galima dabar tikrai drąsiai sakyti, kad tikrai gausis, bandykit, ar ne, tai toksai padrasinimas. Tai taip, tikrai taip. Bet dabar gerusios patirtys, bet vis tiek, manau, susidūrėte dar su papildomais iššūkiais, papasakoti, su kokiais barjerais susidūrėte, galbūt tarpusavio komunikacijoje, galbūt su kažkokiais iššūkiais jau su klientais, nes, kaip suprantu, ne tik vaikai buvo ir suaugusių, teisingai, ir dauguma vaikai. Tai ir suaugę ir vaikai. Ir suaugę ir vaikai, ir ta proporcija netgi didesnė, dabar galvoju, per 3000 tų dalyvių vien per 2 metus, ar ne? Ir tai per mūsų jau 3 metus tai bus arti 4000 tikriausiai ir tų suaugusių gerokai daugiau yra. Tai jie ir iš dienos centrų ateina, iššūkių dabar galvoju. Jie visokie gali būti, bet jie visa galbūt esmė yra, kaip tu su jais sutvarkai. Na, tarkim, mes pasikvietėm grupę iš Šilo mokyklos, kuris sako, o tai mes dar ir svečių atsivešim. Na, jau taip tikrai iššūkis, nes, ta prasme, jiem patiem netikėtumai yra toks momentas, kurių nesinori labai daug. Tada keliauja grupė, kuri yra tarptautinė ir tada, kai atkeliauja jau pirmoji grupės dalis, kuri yra iš Lietuvos, žodžiu, paaiškėja, kad tarptautinė grupė yra kažkur palikta netyčia vidury, žodžiu, gatvės, neatvyko, ten reikia laukti autobuso, šitiem reikia laukti pusvalandį jų, žodžiu, ir visas mūsų tobulai sudėliotas scenarijus, kaip mes priimam grupę, kuriai nesinori didelių visokių netikėtumų, sugriūna. Tai taip yra, gyvenimas nutinka. Tai tenka tiesiog derintis ir po šito užsiėmimo buvo smagu, kad vadovė sakė, na, jau su šita grupė visur galėtume keliauti. Žodžiu, jie buvo įvairių patyrę. Iš tiesų, jie visai sėkmingai atlaikė, mes improvizavom situaciją. Tai galbūt esminis dalykas, ką mes kaip edukatoriai irgi beje mokymų ir supervizijų metu, nes turėjom ir superviziją su psichologais, kas tikrai padėjo pasidalinti atvejais, pasvarstyti kolegų tarpę, kaip sprendė sudėtingas situacijas, normalizuoti jas. Ta prasme, gali būti, kad kažkas verks, gali būti, kad taip. Ir dar vienas tikrai momentas, kurį čia jau mūsų, Nijolė Goštautaitė mitų mūsų išmokė, turėti realistiškus lūkesčius. Labai maži žingsniai. Ta prasme, nesitikėti rezultato didelio, žodžiu. Mėgautis procesu labiausiai. Bet dar yra vienas irgi iš tokių iššūkių, kad edukacija jokiam muziejui nėra izoliuota dalis. Edukacija ir ta patirtis muziejaus prasideda nuo pasitikimo, nuo to, kaip su tavim kasininkė pasisveikina, ar maloniai aptarnauja rūbininkas, kaip tu ten, ar lengvai randi kelią į kitos edukacinės klasės. Tai mes matydami visą tai kaip holistinį procesą bandėm inicijuoti pokyčius ir mūsų kitų kolegų, ne iš edukacijos mąstyme ir elgsenoje, kalbėti su jais, kaip čia, kad čia, žinote, bus tokia grupė, jai reikės, jai jautru tai ir tai, jai reikės tokios ir tokios pagalbos. Ir džiaugiamės, kad tikrai pavykdavo kartais atliepti
žmonių įpročiai, kaip dirbti su lankytojais, keičiasi lėtai. Tai yra nuolatinės priežiūros ir nuolatinio informavimo pasiūlymo, tai kaip turėtų būti. Nes tai nėra savaime suprantama. Negalios etiketo reikia mokytis, reikia žinoti, kaip suvaldyti galimas krizes. Ir jeigu vien tik edukatoriai tai darys, tai nepavyks. Turi visi žinoti tam tikrą modelį, kuris užtikrintų tą saugumą ir gerą savijautą kiekvieno apsilankiusio. Tai čia tikrai dar ties savų muziejum nesibaigia. Turėsim visada, manau, su kiekvienu naujų kolega tęsti ir rūpintis, kad tai vystytųsi. Tai iš tiesų toks, tęstinis projektas ir tęstinume mes matom didžiulę prasmę. Nes pirmas dalykas, tai vien tai, kad jeigu tai bus vienkartinis apsilankimas, atėjo, nepavyko. Taip, iš karto viso gero. Bloga patirtis muziejuje. Jeigu galim sugrįžti, galim vėl pasisveikinti, vėl bandyti, tai nes nutinka tos grupės, kas labai gražu buvo, kad visi kažkokiam tokiam žmogiškam lygmenį šnekėjo ir mūsų menininkas, Juozas Laivys, ar ne, minėjo, sako, bet žinot, ir ta grupė ateina, sako, kartais netakoja iš lovos išlipus kažkaip visą. Visiems visko pasitaiko. Ir tikrai nebūtinai ten viskas tobulai įvyksta, tai tada, bet jeigu yra galimybė, kad jis ateis vėl, sekantį mėnesį dar kartą, tai neįvyksta tas vienkartinis dalykas. Ir taip pat ir Barborasis, kuri mus labai daug konsultavo, pati auginanti autizmo spektre esantį sūnų, ar ne? Tai irgi minėjo, kad visi mato gražius dalykus, kaip jisai būna muziejuje, ar ne? Bet koks kelias nueitas iki to, tai jis yra ilgas ir jis nėra nebūtinai paprastas ar ten kažkoks be iššūkių, ne visada tobulai pavyksta. Tai šitas mums buvo irgi svarbu galbūt įsivardinti, kad tie dalykai nutinka, iššūkius galima spręsti. Darom, ką galim. O dėl tęstinumo tikrai labai svarbu, kad smagu, kad pamato ir pasisveikina vardais ir jeigu atvažiuoja vienas edukatorius praves kalėdinės edukacijos, prieš tai jau dirbta su kitais, sako, tai kur ten, nežinau, jūsų edukatorės vieta, patys dalyviai. Tai tas tikrai labai smagu, kai gali pasvertinti vardais, vadinti vardais žmonės, žinoti, kas kam patinka, atsiminti dalykus. Tai tada tikrai didelė. Taip, tada muziejus tampa savas. Labai gerai, labai smagu girdėti, nes įtrauktis gali būti ir per sportą, ir per meną. Tai smagu, kad dalinate savo patirtimi, labai dėl to džiaugiuosi. Ačiū Jums, kad atėjote. Taip pat dėkoju ir Jums, mūsų klausytojai, kad klausote, kad sekate ir iki kitų susitikimų.